Ar galima žiurkėms sukurti fetišą drabužiam? Ir ar tai padeda geriau suprasti žmonių seksualumą? Čia yra vienas keisčiausių mano matytų tyrimų. Kita vertus, peliukam irgi reikia atsipūsti po to, kai ant jų augina žmogaus ausis, ar sukuria netikrus prisiminimus prikišus elektrodų į smegenis. Apie viską nuo pradžių. Turbūt tyrinėjant internete pastebėjai, kad žmonės turi įvairiausių fetišų, nuo batų iki klounų. Taigi kyla klausimas, kodėl? Šiuo metu pagrindinis paaiškinimas, kad atsitiktinis stimulas yra susiejamas su seksualiniais veiksmais, ypač jaunystėje, ir galiausiai jau vienas pats gali sukelti susijaudinimą, ar to stimulo pradeda trūkti. Čia kaip su žymiuoju Pavlovo šunų eksperimentu. Turbūt prisimeni, patiekiant šunims maistą, kartu skambindavo ir varpeliu, ir po kurio laiko šunis pradėdavo seilėtis jau vien išgirdę varpelį. Aišku, yra tamsioji pusė, kuri dažnai pamirštama. Ne viskas nebuvo taip gražu, kaip dažnai iliustracijai. Šunys buvo pririšti, mat jų kakle padarytos skylės ir stemplė perpjauta, ir jiems valgant maistas tiesiog iškrisdavo ant žemės. Plus, seilių kiekį objektyviai matuodavo varvančius iš vamzdelių kakle. Bet jau keliavom prie žiurkių, kur patelėm irgi ne pyragai buvo, kol patinėliai šėlo. Tyrimo tikslas buvo pažiūrėti, ar pavyks nekaltiems žiurkiukam įdiegti fetišą striukytėm. O striukytės labai mielos išties. Nors aš irgi turiu kelis dizaino pasiūlymus. Pradžiai patelių paruošimas. Joms išpjovė kiaušides, tada 4 kart po 30 minučių treniravo su patyrusiu čiat žiurkiniuku ir galiausiai pripumpavo estrogenų, kad būtų seksualiai aktyvios. Tada atėjo patinėliai. Paimta 40 žiurkiukų be seksualinės patirties, jie buvo padalinti į 2 grupės po 20. Pirmoji grupė buvo be striukyčių, antroji su striukytėm. Tada visi po 9 kart poravosi su jau minėtom patelėm. 10 kartą kiekvienos grupės nariai atsitiktinai buvo vėl padalinti į grupės su striukyte ir be. Reiškia, kad galiausiai turim 4 grupės. Pirmoji dėvėjo striukytes ir toliau jas gavo. Antroji dėvėjo ir dabar pirmą kartą negavo. Trečioji nedėvėjo ir pirmą kartą gavo. Ketvirtoji nedėvėjo ir toliau nedėvė. Narvelis buvo specialiai pritaikytas, kad patelės galėtų laisvai gaudyti, bet poruoti šonų į žiūrovą. Čia tam, kad geresni erotiniai video gautus. Sekė tokius parametrus, kaip užlipimas ant patelės, penio įvedimo skaičius, bei žinoma ejakuliacijos. Čia jei kada pasirodys, kad tavo darbas nuobodus, visada gali prisiminti, kad kažkas metus krimto sunkius mokslus, baigė geriausiais pažymiais, aplikavo į daugybę tyrimo laboratorijų, kad galiausiai sėdėtų skaičiuodamas žiurkių ejakuliacijas. Ir rezultatai paskutinio testo metu. Visi žiurkiukai, buvę be striukyčių, sėkmingai užlipo ir ejakuliavo, kaip ir pirmą kartą gavę striukytes. O štai tie, kurie treniravosi su striukytėm, bet dabar jos buvo nuimtos, 80% užlipo, 70% įvedė penį ir tik 60% ejakuliavo. Tai taip, žiurkėm buvo įdiegtas striukyčių fetišas ir dabar dalis jų neįsivaizduoja savo seksualinio gyvenimo be jų. Klausimas, kiek tai pritaikoma žmonėm? Kaip jie pastebima ir straipsnė, žmonės nėra žiurkės. Bet kaip bandom argumentuoti, visų gyvūnų seksualinis gyvenimas yra gana sudėtingas. Visiems reikia sekti daugybę aplinkos parametrų, kad suprastų, su kuo ir kada gali poruotis. Taigi panašumų turėtų būti. Nors yra kažkas panašaus bandyti ištirti su žmonėm. Vyrukam rodė ascijų daiktų nuotraukas, pavyzdžiui, stiklainių su centais. Ir tai sekė nuogų moterų nuotraukos. Ir ilgainiui jie pradėjo reaguoti vien į stiklainio nuotraukas. Pasidalinkit komentaruose savo įdomiausiais fetišais.